Kaip sportininkas vertinu taip, prastai. Realiai, planas buvo šešetukas, neišėjo per 3 vietas. Aišku, ta 9 vieta, tokia iš vis išlikšti, nes 4, 9, 13, pas mus tokios. Tas pats realiai. Tai realistiškai ką galėjau padaryti? Galėjau ten kiek pusmetrių, realiai galėjau. Tai 8, 7, dar gal būtų įmanoma. Aukščiau ten jau ką vyrai pridarė, tai ne šiandien ir ne man. Tiesiog tokia, ne tą dieną, kad galėčiau. Tai, kaip ir sakiau kolegam, kad ir ką aš čia prikalbėsiu, mano vieta, rezultatas, tai nuo to nepagerės. Kitas dalykas, kaip sakau, sportas negailestingas reikalas. Viskas sprendžiasi tą vieną dieną ir nuo to priklauso, kaip tave mato tiek šalis, tiek pasaulis, kaip tave vertina. Tai dabar tiesiog mane vertins biškį kitaip. Yra įrašų tam tikrų Wikipedijoje, pagal kuriuos vis tiek vertina pasaulis ir mes. Pamiršta greitai, suprantat, Lietuvoje pas mus mes taip tokie esam, kad kol medaliai tau gerai, kai nėra, tai ta greitą pradeda kalt prie kryžiaus, kaip ten pas mus buvo madinga turistais vadinti vis. Bet aš visą laiką sakau, Martyno pasirodymas, irgi, tai ką, dabar blogas jisai, nebesportuoti, mes, baigėt, 25 metai, viskas prieš akis. Tai, sakau, tie, kas daug pakalbės, tai tegul, prašom, čia nėra taip sudėtinga, žinokit, atvažiuot, ateini, pamėtai, numeti normatyvą, atvarai ir parodai, kaip reikia daryti, tai tiek bėdos. Andriu, po poros metų dar sugrįžtai į Europos čempionato sceną? Nežinau, daug laiko labai tie 2 metai. Kai buvo 26, tai atrodė visas dar gyvenimas prieš akis. Dabar jau kai 36 beveik, tai tie 2 metai labai daug. Nežinau, matysiu dėl kitų metų, kaip ten pasaulio čempionato normatyvas yra labai didelis. Pavyks padaryti, nepavyks, ruošęs, dirbsiu, vis tiek stengsiuos padaryti. O kaip gausis, taip gausis, tai čia kažką kalbėti dar. Plus neaišku, kaip tos traumos ir visa kita, kaip ir šiemet. Jau atrodė viskas gerai, viskas neblogai, Palangoje jau gerai visai sumėčiau, ten 67 metrus fiksavau. Treniruotis irgi neblogai ir prieš 3 savaitės kažkas nei iš šio, nei iš to vėl pradėjo skaudėti nugarą, nes pavasarį suplėšiau keturgalvio fasciją, vėl atsinaujinęs skausmai kažkokie. Dabar prieš 3 savaitės ir viskas, ir ką, ir -3 metrai, ir tu daryk, ką nori, ant galvos stovėk. Kas, kad aš fiziškai pasiruošęs, stiprus, bet to realizuoti negaliu tiesiog, yra kaip yra, kad ir ką čia dabar atėjęs, nieks nuo to geriau nebus. Top 3 rikiuotė, trejeto rikiuotė nustebino? Ir dar nėra kaip vieta? Aš žinau, kad Danielis yra po traumos, tai būtų truputį gal nustebinę, jeigu jis ten būtų 70 numetęs. Bet Jenseną 9 su virš, taip keistoka, 8 tikėjausi iš jos, bet kaip ir sakiau, sąlygos ir dar kartą sąlygos. Antroji varžybų pusėje puikiai matėt, vėjas nurimo, pasikeitė ir rezultatai irgi pasikeitė. Tai kryptis vėjo. Tam pačiam bandėme, vienam metikui iš vienos pusės, kitam iš kitos pusės. Matėt, kaip banguoja. Tai plus kitas dalykas - emocijos, kas kaip atėjo pasiruošęs, kas kaip ką. Vokietis 74 metrus, kur turėjo kvalifikacijas nevykdė. Tai čia tas čempionatas yra nervų išbandymas maks. Aš džiaugiuosi iš savo pusės, kad 3 užskaitiniai, gaila tik rezultatas netoks, kokio norėtų lietuviai, bet kaip ir sakom, žiauriai geras, žiauriai fainas varžybos ir Lietuva grįžta medalis. Labai dėl to džiaugiuosi. Ačiū labai.